Jonas Biliūnas. Vagis. Jaunas dar tada tebebuvau, nevedęs ir stipras. Kito tokio visam sodžiui nebuvo. Nieko nebijojau, visi manęs lenkės. Jeigu kas ko neįveikdavo ar darbe, ar susirėmimuose, visada sakydavo: reikia Jokūbas pakviesti, be jo niekai. Ateidavau, didžiausius sienojus į ratus įkeldavau, kelmus į žemės išraudavau, vienu rankos mostelėjimu muštines suturėdavau. Dabar ir pusės manęs nebeliko. O kaip mėgdavau pasilinksminimus. Apylinkėje nė vienos vestuvės ar vakaruškos be manęs neapsieidavo. Visur būdavau, visur manęs vieno buvo pilna. Ir visiems patikau. Bet nė vieno nenuskriausdavau, nesuduodavau. Buvau pas tėvus vienatūriu, visą savo rankose turėjau ir ūkis gerai man klojos. Tėvai jau seniai vis liepė man vesties, bet aš ir pats nelabai dar to norėjau. Ir merginos nebuvau savo apsirinkęs. Sakiau, paspėsiu. Ir taip nenuobodu ant svieto gyventi. Bet per vienus atlaidus pamačiau bažnyčioj merginą. Negalėjau akių nuo jos atitraukti. Taip staiga į mano širdį traukte pritraukė. Na, maniau sau, nejaugi ji tad bus mano pati. Jaučiau, kaip šokinėja širdis krūtinėje, kaista kraujas. Kas ji tokia yra? Kilo mano galvoje klausimai. Ar iš tolo? Kokių tėvų? Kaip gyvena? Nutariau būtinai su ja ir su jos tėvais susipažinti. Pradėjau klausinėti žmonių ir patyriau, kad tad pasiturinčių ir gerų tėvų duktė, gerbiama apylinkėje. Susipažinau paskui ir su ja. Mačiau, kad ir ji nuo manęs nesišalina. Laikas greitai bėgo. Nė pats nepasijutau, kai po kalėdų suradau išmintingą apysenį žmogų ir nuvažiavau pas ją piršlėmis. Visi greitai sutikom, pasogos prižadėjo nemažai ir nutarėm, nieko nelaukdami, vestuves pakelti. Galbūt jūs laukiate, kad aš kažin ką papasakosiu, savo mylimą jums aprašysiu. Ne, jūs ją ir taip gerai žinote, tad mano pati, su kuria, dėkavoti Dievui, jau 30 vienybėje ir meilėje gyvenu, ir vaikų nemažai susilaukiau, tokių pat sveikų ir tvirtų, kaip ir jų tėvas kadaise buvo. Ne apie ją noriu aš kalbėti, aš noriu jums papasakoti vieną atsitikimą, kuris galėjo visą mano gyvenimą sugriauti, o kuris ir dabar labai dažnai dar nesmagumą mano širdyje gimdo. Tad buvo po pačių mano piršlybų. Sugrįžau aš nuo jų namo linksmas, pakakintas. Nebūtos mintis tada po mano galvą lakstė. Buvo jau vėlus žiemos vakaras. Namie radau visus sugulusius. Išsikinkiau savo kumelį, įvedžiau gurban, uždėjau šieno, užpyliau vandenio, užbaršiau miltų su avižomis ir nuėjau sėklyčion gultų. Bet negaliu užmigti. Nežinau kodėl. Pradėjo mane imti nerimastis. Traukte traukia nueiti kumelio pažiūrėtų. Žinojau gerai, kad gurbų duris užrakinau. Kumelį geležiniais pančiais supančiojau, bet ne. Stumė kažinkas iš lovos ir gana. Ant galo nebeiškentėjau. Iššokęs užsimoviau batais, užsimečiau kailiniais ir išėjau. Naktis buvo šviesi, mėnesiena. Ir tokia tyla aplinkui, tarsi visa išmirė. Girdėjau tik, kaip traškėjo nuo šalčio tvoros ir tik šlamėjo krisdamas nuo apšerkšnojusių medžių sniegas. Tik vienos žvaigždės linksmai mirgėjo viršuje. Bijodamas kvėpuoti ir iš palengvo, kad negirgždėtų po kojų sniegas, priėjau prie gurbų ir kuo nesurikau. Durys buvo atidarytos. Prisiglaudžiau prie sienos ir klausaus. Girdžiu, kumelys prunkščia, o nuo jo kojų muša geležinius pančius. Vagis. Dilgtelėjo galvoje mintis. Visas drebėjau, ir iš išgąsčio, ir iš džiaugsmo kartu, kad dar paspėjau laiku išeiti, nes mylėjau tą kumelį neapsakomai.
širmais obuoliais muštas, riestų kaklu ir ilgais karčiais, nors nedidelis, bet greitas kaip stirna. Visoje apylinkėje buvo žinomas. Ne vienas po 300 rublių siūlyjo, niekam netidaviau, nenorėjau parduoti. Jeigu ir vesdavau jį ant mūgių, tad tik pasigirtų. Tad šitai kodėl tu persilenksti vedamas, jau kelintą dieną ražais, atsiminiau. Pats nabagas, nelaimė jautėjai. Bet ką turėjau daryti? Pulti vidun, o galbūt tenai ne vienas yra. Užmuš kaip žvirblį iš revolverio, ar nudurs peiliu, kaip paršą. Lėkti pasišauktų vyrų, o tuo tarpu ims ir išsives kumelį. Tiek ir te matysi. O rankose nieko, o nieko neturėjau. Namuose vėl nei šaudyklės, nei revolverio nebuvo. Vis savo kumščia pasitikėjau. Nėra kas daryti. Girdžiu, kad jau vedasi. Pamačiau čia pat ant skiedino didelę medinę kūlę. Akies mirksnį prišokau prie jos. Nusitvėriau abiem rankom ir užsislėpiau ant durų šulo. Laukiu. O širdis rodos ims ir iššoks iš krūtinės. Juntu, kad jau visai nebetoli. Ir šitai durise pasirodo žila barzda. Išlenda burlokas. Kaip daviau kūlę per galvą, tik žakteliu ir parkrito negyvas ant žemės, nė vieno žodžio neprataręs. Sužvengė linksmai kumelis, mane pamatęs. Kai beprotis pripuoliau prie jo, apkabinau kaklą ir bučiavau, verkiau, o jis padėjo man ant pečio savo galvą ir romiai, maloniai žvengė. Ant galo atbudau kaip iš miego. Atsiminiau, kad žmogų užmušiau. Šiurpas mane visą paėmė, plaukai ant galvos atsistojo. Kur aš jį dabar dėsiu? Ką darysiu? Pasilenkiau, apčiupinėjau burloką. Atradau už ančio revolverį primuštą, peilį prie diržo prikabintą. Supratau, kad nebūčiau gyvas likęs, jeigu tiesiai priešais jį būčiau ėjęs. Prisistačiau savo visą nelaimę, savo mylimąją, vestuves, ūkį ir visą gyvenimą. Visa būtų pražuvę. O dabar šiurpuliai paėmė vėl visą. Juk patirs, sužinos, kad aš tad padariau. Kas manęs laukia? Kalėjimas, teismas, o galbūt katorga. Šokau kaip jautis, bizdėlės įkastas. Apsivilkau, pasikinkiau kumelį, įverčiau numirėlį važiun ir kaip tik arklys gali šokti, pasileidžiau vieškeliu. Tik dulkės sniegas iš pavažiaus ir švilpė ausyse vėjas. Nuvažiavęs kokį 10 varstų sustojau. Išverčiau numirėlį paravėn. Užmoviau dar ant jo galvos, jo paties seną apynasrį ir apsigrįžęs vėl parlėkiau kaip paukštis namo. Nusikinkiau, kumelį vėl įleidžiau gurban, duris užrakinau ir tarsi nieko neatsitiko, nuėjau seklyčion ir atsiguliau. Niekas manęs negirdėjo ir nematė nei važiuojant, nei parvažiuojant. Niekam ne vienu žodžiu apie tą atsitikimą neprasitariau. Tik kunigui per išpažintį pasisakiau. Ant rytojaus rado tą numirėlį paravėjai. Suvažiavo žmonės, policija. Rado prie lavono revolverį ir peilį. Pamatė ant jo galvos apynasrį. Suprato, už ką užmuštas. Žmonės kone visi atvirai pripažino, kad taip tokiam ir reikėjo. O policija pakalbėjo, paklausinėjo, o kaltininko taip ir nebeieškojo. Tuo visa ir pasibaigė. Aprimau ir aš kiek. Greitai po to atsitikimo apsivedžiau, vaikų paskui susilaukiau, o vienok ilgai tasai žmogus mano akyse stovėjo, kaip koks kirminas krūtinę mano ėdė. Dažnai per miegą baisiai surikdavau, visą šaltų prakaitų apipiltas atbusdavau ir kelias dienas galvą nuleidęs vaikščiodavau. Išsigandusi pati pradėjo klausinėti, kas yra. Ilgai nesakiau. Ant galo prisipažinau. Ramino ji mane. Rodėsi lengviau, kiek ant krūtinės darėsi, bet pabuvus ir vėl pradėdavo kirminas krimsti.
Ir išpažintin vaikščiodavau, ir ant bažnyčiai duodavau, ramiau po to būdavo. Taip visą savamžių išgyvenau, visame kame buvau laimingas, žilo plauko susilaukiau, nieko rodos nenuskriaudžiau, pirštų nepalytėjau. Ir tas tik vienas atsitikimas ramumo neduoda. Gal geriau būčiau padaręs, jeigu atvirai valdžiai būčiau prisipažinęs, teismo rankosna atsidavęs. Ne kartą jau rengiaus taip padaryti, bet viena tik mintis, kad galiu kalėjiman pakliūti arba būti išsiųstu, kad galiu savo ūkį pražudyti, savo pačią ir vaikus nelaimingais padaryti. Visados nuo to žingsnio mane sulaikydavo. Galbūt prisipažinęs ir liuosas būčiau palikęs, gal ir nieko blogo nebūtų man padarę, bet kaip tik ateidavo galvon mintis, kad gali prisieiti savo kraštą palikti, jo nebepamatyti, visas drebėjau ir tylėjau. Žinojau, kad pakliuvęs ne tik pražūčiau, bet iš tiesų gal tikrų žmogžudžių iš tenai išeičiau, nes kalėjimai juk nepataiso žmonių, tik visai juos pagadina. O aš juk ieškojau ir ieškau savo sąžinės nuraminimo, o ne dar didesnio jos sutepimo. Juk aš tik savo savastį gyniau, kitos išeigos neturėjau, jeigu nenorėjau būti pats užmuštas. Tegul jisai ir iš bado vogė, vis tiek būtų mane užmušęs. Tyliu ir dabar. Nenoriu ir bijau, senatvę susilaukęs, savo kraštą palikti, su šeimyna persiskirti. Netikiu, kad baisus kalėjimas galėtų mano dūšiai nekaltybę sugrąžinti, sąžinę nuraminti. Tokio sąžinės nuraminimo ieškau tik išpažintyje, maldoje, darbuose ir pas savo kaimynus, kuriems savo širdies žaizdas atidengiu. O vienok ir dabar dažnai tas pats kirminas mano širdį griaužia. Ir nežinau dar, ką pasakys man už tą visagalis.